Laba diena. Jurbarko krašto verslininkų sąjunga kartu su partneriais Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centru įgyvendina projektą Startuok lengvai 2. Per šį projektą darysime įvairius mokymus, seminarus, webinarus įvairiomis temomis. Taip pat konsultuosime įvairiomis temomis nuo finansinių klausimų iki mokestinių, kaip įsisteigti įmonę arba kaip pradėti verslą. Na ir šiandieną bus pirmas webinaras, sakyčiau, viena populiariausia verslo formų, tai yra individuali veikla. Ja daugiausia pradeda vykdyti smulkūs verslininkai ir, kaip žinote, nuo šių metų kai kas keitėsi individualioje veikloje ir pasigirsta tokių nuogąstavimų, kad neapsimoka vykdyti individualios veiklos, nes labai dideli mokesčiai. Šiandieną pabandysiu apžvelgti, kokie mokesčiai keitėsi nuo 2026 metų ir matysite, kad jeigu jūs esate tikrai labai smulkus verslininkas, tai jums kaip ir tie mokesčiai nelabai įtakos turėjo, kurie keitėsi. Taip pat apžvelgsiu pagrindinius aspektus apie individualią veiklą, kaip ją pradėti, nuo ko pradėti, kokios gali būti patiriamos sąnaudos pateisinamos, kurios neleidžiami atskaitymai ir taip toliau. Taip, tai individuali veikla. Ir šičia sudėjau į šią skaidrę pagrindinius teisės aktus, kurie reglamentuoja apie individualią veiklą ir vykdančią veiklą svarbu atsižvelgti. Bet pabrėžiu, tai yra tik tai pagrindiniai įstatymai. Gali būti jų ir daugiau priklausomai, kokia tai jūsų indėlių veikla ir kokios rūšies, taip pat, ar jūs esat labai stambus verslininkas, ar daugiau uždirbate pajamų ir taip toliau. Tai pirmiausia, norint pradėti individualią veiklą, tai reikia išsiaiškinti, kokią VRK kodą naudoti savo veiklai. Kaip žinote, nuo 2025 metų sausio 1 dienos VRK kodai keitėsi ir nauja redakcija yra 2.1 dabar. O kad sužinoti, kokio veiklos rūšies kodą man reikia pasirinkti, tai galima tai sužinoti internetiniam puslapyje arba rašant elektroninį laišką arba skambinti nurodyti telefono numeriu. Kaip žinote, individuali veikla gali būti vykdoma įvairiau veiklos rūšiam nuo grožio paslaugų iki prekybos ir kitokių paslaugų. Todėl tik tai reikia įsirinkti ir individualią veiklą galima vykdyti. Individualią veiklą galima turėti net kelioms veiklos rūšėm, tai gali būti ne viena, gali turėti 10, pavyzdžiui, tų veiklų. Taip. Kaip įsiregistruoti individualią veiklą? Kai žinote VRK kodą, įsiregistruoti individualią veiklą galima per mokesčių portalą Mano VMI sistemą, pateikus prašymą formą 812. Ir tik tai noriu pabrėžti, kad prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš dieną pradedant vykdyti veiklą. Anksčiau galėdavote tą pačią dieną, bet dabar yra pabrėžta, kad prieš dieną būtų geriau pateikti prašymą, bet jau kai prašymą pateikite, jau galite pradėti vykdyti veiklą. Tai prisijungus su savo elektroninėmis priemonės prie valstybinės mokesčių inspekcijos Mano VMI posistemės ir nuėjęs į paslaugas yra individualios veiklos pagal pažymą užsakymas ir keitimas. Tai čia pasispaudus jūs jau pradedate pildyti prašymą, kad norite įsigyti individualią veiklą. Ir tas prašymas tikrai nėra sudėtingas, tenais užpildysite VRK kodą, adresą ir praktiškai akimirksniu būna ir sugeneruota ta pažyma.
ilgai jūsų laukti ir nereikia. Taip pat ją rasite po to prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos mano VMI portalų, kurie bus individualios veiklos, pasispausite ir ten rasite savo suformuotą pažymą. Ir jeigu kartais ją pamestumėte ar dar kažkas, visą laiką galite ją iš ten įsitraukti. Taip, tai kas tas yra individualios veiklos pajamos? Individualios veiklos pajamos priskiriamos gyventojo pajamos, kurias jis gavo vykdomdamas ekonominę veiklą. Ir šios pajamos yra B klasės pajamos. Ir pajamas deklaruojame tik tai pasibaigus kalendoriniams metams iki gegužės 2 dienos pateikus gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją GPM 311. Pajamų apskaitimų principai. Individualioje veikloje pajamas galima apskaityti dviem būdais. Tai pinigų apskaitos principas ir kaupimo apskaitos principas. Kuo jie skiriasi? Pinigų apskaitos principas tai yra tas, kai jūs pajamas pripažįstate, kada pinigus gavote. Pavyzdžiui, čia yra labai aktualus niuansas tas, kad pavyzdžiui metų pabaigoje, pavyzdžiui, sąskaitą išrašyte gruodžio 30 dieną, bet jūs pinigus gavote sausio 10. Tai vadinasi, kada gavote pinigus ir į tuos metus jūs užskaitysite kaip pajamas, o ne tada, kada išrašyte sąskaitą. O kaupimo apskaitos principas esmė tame, kad pajamos pripažįstamos tada, kada išrašote sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą, nepriklausomai nuo tada, kada gaunate pinigus. Ir noriu dar atkreipti dėmesį į tai, kad pinigų apskaitos principą galima taikyti tik tada, kai nesate PVM mokėtojas arba nesate priskyrę ilgalaikio turto naudoti savo veikloje. Jeigu esate PVM mokėtojas ir turite priskyrę savo ilgalaikio turto naudojimo veikloje, tada galite taikyti tik tai kaupimo apskaitos principą. Taip, dabar pajamas įrodantys dokumentai ir jų išrašymas. Tai įvykdant savo kažkokią ekonominę veiklą ar parduodant prekes ar teikiant paslaugas, jūs išrašote sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitą faktūrą rašome žinutę tada, kada esate PVM mokėtas, o kada nesate PVM mokėtas, tada rašo sąskaitą faktūrą. Taip pat būna, kad reikia išrašyti išankstinę sąskaitą faktūrą, jinai rašoma tada, kada norime gauti pinigus anksčiau laiko, kai vadinama avansą, kad jūs suteiktumėte tam tikrą paslaugą ar parduotumėte prekę. Kreditinė sąskaita faktūra taip pat rašoma, kai reikia grąžinti kažkokias prekes, nepatenkintas, sakykime, jūsų klientas, tai jūs privalote išrašyti kreditinę sąskaitą faktūrą. Ir čia pateikiau privalomosius rekvizitus, kas turi būti sąskaito faktūroje. Tik tai noriu atkreipti į tai dėmesį, kad pirkėjų, kurie yra rekvizitai, tai jeigu tai įmonė, tai jūs rašote absoliučiai visus rekvizitus, jo pavadinimą, įmonės kodą, jeigu PVM mokėtojo kodą turi, taip pat įrašote adresą. Bet jeigu jūsų klientas yra fizinis asmuo, tai jis gali tik pasakyti jums vardą ir pavardę. Daugiau jis neprivalo nieko sakyti, o tuo labiau asmens kodo ar ten adreso, sakykime. Netgi būna į tokių atvejų, kai nesako nei vardo, nei pavardės. Tai viskas gerai. Klientas turi teisę nesakyti nei vardai pavardės. Tada rašote, kur pirkėjo rekvizitai, pavyzdžiui, dienos klientas arba fizinis asmo, to ir pakanka. Ir taip pat dar noriu priminti, kad jau nuo 2016 m. sausio 1 dienos sąskaitų faktūrų ar PVM sąskaitų faktūrų pasirašyti neprivaloma. Čia įdėjau pavyzdį, kaip atrodo sąskaita faktūra. Ar tai būtų PVM sąskaita faktūra, praktiškai viskas tas pats, tik tai būtų PVM dar suma išskirta. Taip,
Tai sąskaitą faktūrą galite susikurti patys Excelio formatu, aišku, yra blankų pirkti ir kanceliariniai prekių parduotuvė, taip pat yra dabar nemokamų įvairių sistemų, kur galima išrašinėti sąskaitas faktūras, tai čia jūsų teisė ir laisvė pasirinkti, kaip jūs išrašinėsite sąskaitas faktūras. Taip, tai pirmiausia, reikia susikurti sąskaitos faktūros seriją. Čia gali būti ir raidės, ir skaičiai, kaip jūs norite, taip ir susigalvojate. Aš čia įdėjusi kaip pavyzdį, pavyzdžiui, gali būti metai, kad žinotumėt, kad būtent šių metų tos sąskaitos faktūros išrašytos. Čia yra jau jūsų laisvė rinktis, kaip norite sukurti seriją. Taip pat sąskaitos numeris ir taip eina ten 01, 02 ir taip toliau ir didėjančiai. Data, kada išrašyta sąskaita faktūra, suteiktas, pavyzdžiui, paslaugas. Ir čia jūsų pardavėjų rekvizitai, tai pavyzdžiui, surašote savo vardą, pavardę, individualios veiklos pažymos numerį, adresą, jeigu praveda į banko sąskaitą jums už suteiktą paslaugą, tai nurodote banko sąskaitą. Toliau, kaip minėjau, pirkėjo rekvizitai, tai čia jeigu įmonė, tai visi pilnai, visi rekvizitai yra nurodoma, o jeigu tai yra fizinis asmuo, tai užtenka vardu pavardės, o jeigu ir to nėra, tai jūs galite rašyti fizinis asmuo arba dienos klientas. Toliau parašote už ką, pavyzdžiui, už mokymus, kiekis ir kokia suma. 1000 eurų išrašote ir žodžiu, ir kas išrašė sąskaitą. Dabar įdėjau dar tokią pastabą, kuri labai aktuali. Atsiskaityta grynaisiais pinigais iš karto. Tai dabar yra toks niuansas. Jeigu teikite paslaugą ir jums gyventojas sako, nori sumokėti grynaisiais pinigais, viskas tvarkoja, gali gyventojas jums sumokėti grynaisiais pinigais. Ir jeigu jums gyventojas sumoka grynaisiais pinigais čia ir dabar, tai jūs privalote pasirašyti atsiskaitytą grynais pinigais iš karto. Tada nereikia pildyti pinigų prieimimo kvito. O jeigu jums klientas, pavyzdžiui, išrašė šiandien sąskaitą faktūrą, o sumokės rytoj grynaisiais pinigais, tai tada privalysite pildyti pinigų prieimimo kvitą. Tai va, tas sakinys reiškia tą, kad atsiskaityta grynais pinigais iš karto, tai jeigu tuo momentu, kada išrašė sąskaitą faktūrą, jums ir sumokėjo, parašė tą sakinį, tai jūs vieno dokumento pildyti neprivalysite, tai yra pinigų prieimimo kvitu. Tai čia viskas, kas susijęs su grynaisiais pinigais. Tai yra svarbu. Taip, dabar yra dar kitas momentas, kuris atsiradęs nuo praeitų metų smulkiajam verslui. Atsiskaitimui formins grynaisiais pinigais teikiant paslaugas. Ir kaip žinote, nuo praeitų metų gegužės 1 dienos visos verslo formos, tai yra ar tai mažosios bendrijos, ar UAB, ir dalę veiklą vykdantys, privalo turėti kasos aparatus, jeigu tai vyksta atsiskaitimai grynaisiais pinigais. Nepriklausomai nuo apyvartos, jau nuo praeitų metų privalo visi turėti išmaniuosius kasos aparatus, kai yra grynieji pinigai. Bet yra išimtis. Lietuvos Respublikos vyriausybės dėl atsiskaitimų iš prekes ir paslaugos duomenų fiksavimo tvarkos aprašo 4 skyriuje 23.26 punkte yra parašyta. Gyventojai, kurie teikia paslaugą, tai jiems išmanus kasos aparatas nėra privalomas. Dėl to pabrėžiu, teikia paslaugą. Tai jūs neprivalote turėti kasos aparato, bet jeigu teikiate prekes, parduodate prekes, tai tada kasos aparatas yra privalomas. Tai čia yra labai svarbu atkreipti dėmesį ir pasigirsta dabar vis abejonių, nes tikrai daug kas nežino, nes nesigilina, kad pavyzdžiui, kaip ir paimkim grožio sferą, ne, sakykime, kirpėjos, manikiuristės, jeigu vykdo veiklą
pagal dalį, vykdo veiklą pagal dalį pažymą, ar joms reikia kasos aparato ar ne. Kadangi manikiūro paslaugos, kirpimo paslaugos yra, tai yra paslauga, ne prekė, tai joms neprivalomas kasos aparatas. Tai va šitas dalykas, toliau šičia pasakiau apie tą momentą, kada pinigų prieimimo kvitas išrašomas, o kada ne. Ir čia apie pinigų prieimimo kvitą, kaip ir kalbėjau, jeigu jis privalomas išrašyti, jeigu atsiskaito ne tą pačią dieną, kada išrašyti sąskaitą faktūrą už paslaugas, kitą dieną, tai tada turite išrašyti pinigų prieimimo kvitą, nurodant čia savo dalį veiklą, dalios veiklos kodą, seriją taip pat susigalvojate ir numerį. Kada pinigus gavote, datą parašote, už ką, galite, už mokymus, galite nurodyti net pačios sąskaitos faktūros numerį, už kurią sąskaitą apmokėta. Čia pagal pavyzdinę tą sąskaitą faktūrą, kur prieš tai buvo teikus, kad 1000 eurų, tai ir čia parašiau, kad 1000 eurų. Ir kas sumokėjo, turi parašyti savo vardą, pavardę ir parašą, ir kad jūs veiklos vykdytojas irgi pasirašote, kad pinigus gavote. Taip, dabar apie kasos aparatų naudojimą. Kas parduoda prekes? Tai tuos kasos aparatus, kai sakoma, turi turėti išmaniuosius nuo praeitų metų gegužės 1 dienos. Ir visi duomenys nuo to momento, kai jūs suvedate į kasos aparatą, viskas nueina į valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę, į ECA. Tenais kiekviena operacija matoma, kada laikas matosi, kokia vertė buvo įmušta, jeigu PVM mokėtas ir PVM įskirta. Žodžiu, absoliučiai viskas matosi ir valstybė mokesčių inspekcija jūsų duomenis iš karto mato, kaip viskas vyksta su jūsų išmaniuoju kasos aparatu. Taip pat noriu pabrėžti tai, kad jeigu turite išmanų kasos aparatą, tai kasos pildyti yra jau neprivaloma. Viskas matosi ECA sistemoje. Aišku, pasitaiko gyventojų ir matau tokiu atveju savo praktikoje, kurie dar, kai sako, dėl šventos ramybės pildo tą kasos knygą. Bet čia, jeigu nori, tai gali pildyti, bet tikrai neprivaloma. Taip pat noriu pabrėžti tokį dalyką. Kai naudojate kasos aparatą, tai sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą neprivaloma rašyti fiziniams asmenėms, jeigu to nepaprašo, ar ten juridiniams asmenėms. Pavyzdžiui, jūs pardavėte kažkokią prekę ir paprašė, ar tai fizinis ar juridinis asmuo išrašyti sąskaitą faktūrą, paprašė, tada privalote tai padaryti ir išrašyti PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą faktūrą, priklausomai jūs ar PVM mokėtos ar ne. Bet jeigu neprašo, tai jūs viską sumašate į kasos aparatą ir pačios sąskaitos faktūros rašyti taipogi nereikia, nes visos pajamos matosi kasos žurnaluose. Taip, tai dabar čia yra ta valstybinės mokesčių inspekcijos išmanioji kasa, kur matosi visa ECA. Ir čia kaip pavyzdį įdėjau pardavimų suma, sakykime, va čia yra sausio mėnuo, ir sakykime, šiai dienai ten rodo, kiek yra įmušta, PVM suma ir visa kita. Šičia operacijų žurnalas, jeigu atsidarytumėte šičia, jūs matytumėte absoliučiai kiekvienos dienos operacijas. Čia tai yra tik tai bendrai apžvalga, kiek esate jau suprekiavę už tą mėnesį. O čia atsidarius matytumėte kiekvienos dienos operacijas ir ta bendra suma būtų tokia pati kaip čia, tik tai padieniui. Prie ECA sistemos taip pat galite prisijungti su savo elektroninėmis priemonėmis. Ir kaip žinote, valstybės mokesčių inspekcijos tinklalapiuose labai daug yra
duonbazių ir viena iš šių duonbazių yra va būtent EECA e, išmanioji kasos sistema. Taip, tai apie pajamas kaip ir viską baigiau. Dabar apie leidžiamę skaitimai. Kaip žinote, vykdant ekonominę veiklą mes patirime ir sąnaudas. Ir yra, kurie yra leidžiami atskaitimai, kurie yra neleidžiami atskaitimai. Taip pat gyventojas turi teisę rinktis ar rinkti įrodančius dokumentus, pritaikyti leidžiamams atskaitimams pagal faktą, ar pavyzdžiui rinktis valstybės tokią lengvatą 30% leidžiamų atskaitimų. Ką tai reiškia 30% leidžiamų atskaitimų? Tai pavyzdžiui, jeigu gyventojas vykdo individualią veiklą ir iš savo pajamų jis gali atimti 30% sąnaudų, neturint įrodančių pateisinančių dokumentų, nes tai yra neprivaloma. Ir čia yra gyventojas pats pasirenka. Nu, pavyzdžiui, aš vykdau, nežinau, kokias IT paslaugas ar ne konsultacijas ir gal aš tų sąnaudų, sakykime, nelabai ir patiriu, nes konsultuoju, aš ten nelabai ką perku. Tai aš tų įrodančių dokumentų pateisinu, kad patyriau kažkokias sąnaudas, gal ir nelabai turiu, o jeigu ir turiu labai nedidelį kiekį pasiskaičiavus, man gal geriau apsimoka 30% pristaikyti, atimti iš pajamų leidžiamų atskaitimų, negu ten, sakykime, aš pasiskaičiavau, kad jeigu aš renku dokumentus įrodančius, kad patyriau išlaidas ir paskaičiuoju, kad ten tik tai gal 10% visų uždirbtų pajamų, tai tikrai tada apsimoka 30% taikyti šią lengvatą. O pagal faktą leidžiami atskaitimai. Tai čia jau yra truputį daugiau dalykų, čia reikia jau rinkti sąskaitas faktūras ir PVM sąskaitas faktūras. Pavyzdžiui, jeigu parduodate prekes, tai perkate kažkokias prekes, jas parduodate, tai ta, ką perkate, tai yra jūsų sąnaudos. Tai tada šitas galima dėti į leidžiamus atskaitimus, taip pat kuro išlaidos įvairūs, ilgalaikį turtą, jeigu naudojate, tai nusidėvėjimas jau jo eina į sąnaudas, reklamos išlaidos, palūkanos, darbo užmokestis gali būti, jeigu, sakykime, turite darbuotojų, nes, kaip žinote, individualioje veikloje galima turėti ir įsidarbinus darbuotojų neribotą kiekį. Niekas to nedraudžia. Tai su leidžiamais atskaitimais yra tas, kad gyventojai kartais patingi gal rinktis tuos dokumentus, todėl pristaiko tą 30%. Dėl to sakau, kas teikia paslaugą, tai gal ir apsimoka tą 30% pristaikyti, bet kas parduodate prekes, tai jūs tikrai patirite daug daugiau išlaidų negu 30%. Todėl aš visą laiką rekomenduoju rinkti sąskaitas ir tada iš pajamų atimti patirtas sąnaudas su įrodančiais dokumentais. Tada jūs tikrai mažiau sumokėsite mokesčių. Taip, dabar noriu dar pabrėžti, kad jeigu gyventojas vykdo kelias ekonominės veiklas, nes, kaip minėjau, gyventojas gali turėti ir kelias rūšis ekonominės vykdomas veiklas, tai turi atskirti tai. Pavyzdžiui, atskirti, kad vykdote, pavyzdžiui, konsultacijas ir parduodate kažkokias prekes. Tai, kur vykdote konsultacijas, jeigu sugalvojate pritaikyti 30%, o kur vykdote, parduodate prekes, sako, pagal faktą. Taip negalima. Turit pasirinkti vieną, arba 30%, arba pagal faktą. Tai, kad prie vienos veiklos, sakykime, pagal faktą, prie kitos 30%, taip negalima. Tai čia vėlgi reikia pasižiūrėti. Kaip minėjau, individualioje veikloje gali būti naudojamas ir ilgalaikis turtas, tai yra jūsų asmeninis ilgalaikis turtas. Tai yra, pavyzdžiui, nežinau, kažkokios patalpos, kažką gaminate, tai jums galbūt reikia kažkokių
gamybinių patalpų ir jūs jas galite naudoti savo individualioje veikloje. Bet individualioje veikloje nepamiršom, kad visų asmeninės tikslams priskiriamų išlaidų dalis gali būti į sąnaudas priskiriama 90%. Tai yra į visas ten, pavyzdžiui, automobilį naudojate, ar ne? Ir asmeniniais tikslais, ir vykdant ekonominę veiklą. Tai 90% jau gali būti patirtų sąnaudų, tai yra kuro sąnaudos, draudimas, remontas, gali eiti į sąnaudas 90%, o 10% asmeniniams tikslams. Tik tai pabrėžiu, kad mobilios ryšio priemonės tai tik 50%. Čia yra išskirtiniai. O visa kita gali būti 90, bet 90 tai yra čia maksimumas. Bet galit jūs nustatyti ir 50, ir 70%, pavyzdžiui, naudosite tą ilgalaikį turtą ekonominėje veikloje, o kitą dalį tik asmeniniam. Tai čia yra tik tai tas maksimumas 90 arba, pavyzdžiui, ryšių priemonės. Jūs gal veikloje naudosite 20%, tai ir nusistatysite 20, bet maksimumas gali būti 50%. Ir veikloje, jeigu naudojate ilgalaikį turtą, tai yra registruotą turtą kaip automobilis arba ryšių priemonės, tai privaloma mokesčių inspekcijoje pateikti šios duomenis, užpildant formą FURU 0457. Štai ta forma. Kai ją užpildote, tada jau galite savo veikloje naudoti ilgalaikį turtą, automobilį ir patirtas sąnaudas prisiskaityti į sąnaudas. Tai yra, jeigu, kaip minėjau, naudojate ilgalaikį turtą, tai nusidėvėjimas gali eiti į sąnaudas, automobilio, sakykime, draudimas, remontas, kuras taip pat gali eiti į sąnaudas. Tai čia visą laiką galima pasipildyti šitą. Pavyzdžiui, iš pradžių pradėjote naudoti automobilį, sakykime, ar ne, ekonominėje veikloje. Ir įsirašyti pirmiausia, kad naudojate automobilį. Praėjo ten metai ir kažkiek ar pusmetis nusprendė, kad jums reikia ir, sakykime, kažkokį ilgalaikį turtą naudoti ekonominėje veikloje. Tai vėlgi atsidarote tą pačią deklaraciją ir įsirašote, kad naudojate ir ilgalaikį turtą. O jeigu, sakykime, sugalvojate parduoti tą automobilį, tai jį tada irgi šitoje formoje pažymite, kad jis jau nebenaudojamas ekonominėje veikloje. O nusipirksite kitą, vėl galėsite įsirašyti. Esmė tame, kad šitą formą laiks nuo laiko reikia pildyti, jeigu kažkas keičiasi, ar dadėti, ar išimti, bet ją laiks nuo laiko reikia pildyti, kad mokesčių inspekcija matytų, ką jūs naudojate ekonominėje veikloje. Taip, tai leidžiami atskaitimai. Kaip ir minėjau, sakykime, ilgalaikis turto naudojimas ekonominėje veikloje ir jų nusidėvėjimas gali būti leidžiami skaitimi, tai yra iš pajamų galima tirti šias sąnaudas. Tai įdėjau čia pavyzdį, kad būtų jums paprasčiau suprasti. Pavyzdžiui, Petraitis 2025 m. lapkričio 20 d. įsigijo kompiuterį, kurį naudos ekonominėje veikloje. Tada, kaip minėjau, naudosime 90%, tai vadinasi, nuo 1800 mes skaičiuosime nusidėvėjimą. Nusidėvėjimo normatyvas yra 36 mėnesiai nusistatome, tai mėnesio nusidėvėjimo suma yra 50 eurų. Tai iš 1800 daliname iš 36 mėnesių ir žinome mėnesio nusidėvėjimo sumą. Tai va, kas mėnesį šitą sumą galime traukti į sąnaudas ir taip mažinti apmokestinamą pelną. Degalai. Kaip ir minėjau, degalus galima nurašyti į sąnaudas, jeigu irgi pateikite 457 formoje, kad naudojate automobilį ekonominėje veikloje.
Telefonų pokalbių išlaidos taip pat gali būti, jeigu pateikite 4, 5, 7 formoje, bet jeigu šitų visų dalykų nepateikite, tai į leidžiamus atskaitimus dėti negalima. Taip, dabar visos patirtos sąnaudos turi būti pagrįstos pateisinančiais dokumentais. Išlaidos kasos aparatų kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ir paslaugų, į kurių įsigijimo patvirtino kasos aparatų kvitas, vertė suma su PVM neviršė 100 eurų. Tai va, jeigu kažkokią prekę pirkote ir nėra sąskaitos faktūros, bet į vertė neviršėjo su PVM 100 eurų, tada galite traukti į sąnaudas. Perkant degalus vertė negali su PVM viršyti 150 eurų. Didesnį matote negu kažkokia kita prekė. Ir taip pat noriu pažymėti, kad perkant degalus kvite privalo būti jūsų rekvizitai. Tai yra, kai supilate kuro, nueinate sumokėti į degalinę už kurą, tai jūs turite pasakyti, kad jums reikalingi rekvizitai. Pasakote savo vardą, pavardę, individualios pažymos numerį, pardavėjas išmuša tam kvite ir viskas matosi. Čia yra būtina. Nepamirškit, kad privalomi rekvizitai. Iš bet kur paimtas bet koks čekis kuro netinka. Turi būti rekvizitai. Aišku, ten pavyzdžiui, sakykime, jūs susipylite kur Lenkijoje, tai faktas jums niekas nemuš ten tų rekvizitų, nes ten vėl kiti įstatymai ir visi kiti dalykai. Tai ten iš Lenkijos, sakykime, tik tai tą kuro čekį turėsite, bet rekvizitų jūsų nebus, bet į pateis dokumentus prisidėsite ir į sąnaudas galėsite įstraukti. Taip. Taip, prekių ir paslaugų įsigijimas iš užsienio vienetų ir gyventojų atvejas išlaidos gali būti pagrindžiamos užsienio vienetų gyventojų surašytais dokumentais. Tai kaip ten, pavyzdžiui, perksite galbūt kažkokias prekes, kurias perparduosite Lietuvoje iš užsienio, tai pateis dokumentai gali būti kažkokių sakymų lapai, sąskaitos faktūros. Aišku, geriausia, kad būtų sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros. Bet būna tokiu atveju, kad jų nebūna, tai būna kažkokių sakymų lapai, prekių pristatymų vaštaraščiai ar dar kažkas. Tai visi šitie dalykai irgi eina į pateisinius dokumentus ir galite iš neapmokestinamų pajamų atimti. Tik pabrėžiu, iš užsienio perkant. Jeigu iš Lietuvos, tai privaloma sąskaita faktūra, jeigu neviršė 100 eurų pirkimo. Taip, dabar reklamos išlaidos, komandiruočių sąnaudos, nes pavyzdžiui, vykstate į kažkokią konferenciją. Tai jūs patirite sąnaudas, pavyzdžiui, konferencija vyksta kokios 2 dienas, ar tai Lietuvoje, ar užsienį, jūs galite komandiruočių patirtas sąnaudas įsitraukti į leidžiamus atskaitimus. Reklama taipogi, reklamuojate savo verslą, patirite sąnaudas, taip pat galite įsitraukti į sąnaudas. Palūkanus taip pat, jeigu paėmėte kreditą, sakykime, pradėti savo ekonominiai veiklai, galbūt kažkokią įrangą pirkotės ir paėmėt kreditą, tai mokamos palūkanos bankui, sakykime, tai yra leidžiami atskaitimai. Faktiškai patirtos natūralios netekties nuostolių neviršint 1% gyventojų mokestinių laikų pajamų. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, jūs prekiaujate kažkuo ir sakykime, iš pajamų galite atimti 1% natūralios netekties, nes natūralu, kai prekiaujate kažkokiais, ypač galbūt kažkokio maisto prekėmis, tai natūralu, tai gali sugesti, dar kažkas atsitikti. Tai 1% galite nurašyti iš pajamų šią sumą į išlaidas. Šviežių vaisių, uogų, grybų, daržovių natūralios netekties nuostolių suma negali viršyti 3% pajamų uždirbtų iš individualios veiklos.
Nu ir taip pat nedaugiau kaip 50% patirtų reprezentacinių išlaidų, kurios negali viršyti 2% gyventojų individualios veiklos pajamų. Tai čia reprezentaciniais, tai žinote, klientus, pavyzdžiui, savo kažkokius, galbūt vaišinote ar norėjote įsitraukti, kad ateitų pas jūs pirkti kažko, tai yra reprezentacinės išlaidos, kurias nedaugiau kaip 50% galite įsitraukti į sąnaudas. Ir beviltiškos skolos. Beviltiškos skolos tai reiškia, kad pavyzdžiui, išrašyta sąskaita kažkokiai klientui, ten pavyzdžiui, abai X, ir jis ten neapmoka arba, sakykime, neapmoka ilgą laiką, po to sužinote, kad jisai bankrutuoja ir galiausiai jūs ten kreipėtės visi į tą įmonę, kad nemokėta sąskaita, kad skola yra, sužinote, kad tai yra, sakykime, jau bankrotas skelbiamas, tai administratorius paskirtas ir kol, kai gaunate teismo sprendimą, kad ta įmonė paskelbtas bankrotas, bet jums, pavyzdžiui, ir nesumokėjo, nes nebuvo iš ko sumokėti tos sumos, tai tą sumą galima nusirašyti į sąnaudas. Tai čia jis vadinasi beviltiškų skolų sumos, bet pabrėžiu, tai jau turi būti teismo sprendimas, ne tai, kad, pavyzdžiui, 3 mėnesius jums nesumoka ir jūs ten rašinėjat laiškus, skambinėjat ir jis pažada sumokėti arba iš vis nekelia ragelį, neatsako, sakykime, jūs elektroninius laiškus dingęs kažkur, tai jis po kokių 3 mėnesių negali tai paimti ir nurašyti į sąnaudas. Tai turi jau būti teismo sprendimas. Taip, kaip yra leidžiami skaitimai, taip yra ir neleidžiami skaitimai. Tai reiškia, ko negalima priskirti į išlaidas ir atimti iš apmokestinamųjų pajamų. Tai lengvųjų automobilių pirkimas. Išskyrus tuos, kurie naudojami tik teikiant transportą be vairavimo mokymo paslaugos ir nuomojimu, tai tokius galima išlaidas traukti. Bet taip nusipirkau transporto priemonę, sakykime, mane kažkokią ir aš į sąnaudas trauktis jos negaliu. Kompiuterių programų sukūrimo išlaidos. Kažkokią programą sukūrėte, tai irgi į sąnaudas traukti negalima. Nu ir žinoma, į biudžetą mokami mokesčiai. PVM, jeigu esate PVM mokėtojas, jūs mokate PVM mokestį, individualioje veikloje PVM mokėti mokestį privaloma kas pusmetį, nereikia kas mėnesį, kaip pavyzdžiui, moka juridiniai vienetai, tai yra mažos bendrijos ar UAB, jie kas mėnesį moka, jūs privalote teikti mokesčių inspekcijai registrus kas pusę metų ir PVM deklaracijas teikti kas pusę metų ir mokėti PVM. Tai tas PVM, kuris mokamas, jisai į sąnaudas neina. Jeigu, sakykime, nusipirkote, sakykime, prekių už 100 eurų ir buvo ten PVM 21 euras, tai iš viso suma yra 121 euras, tai 100 eurų eis į sąnaudas, o 21 eis į PVM atskaitą. Pirkimų importo pridėtinės vertės mokestis gyventojų, kuris yra pridėtinės vertės mokesčių mokėtojas įtrauktas į PVM atskaitą. Tai čia jeigu, sakykime, perkate prekes ar paslaugas iš užsienio ir esate PVM mokėtojas, sakykime, taip pat irgi nesitraukia į sąnaudas, o tai eina į PVM atskaitą. Taip pat, sakykime, GPM, kai dar nepaminėjo GPM, tai pavyzdžiui, sumokate, jeigu, sakykime, turite darbuotojus, ne? Darbuotojų GPM sumoka, tai irgi tai yra nesąnaudos, tai yra mokestis. Sumokėtos netesybos į biudžetą ir valstybės pinigų fondų, sumokėtos baudos, bausmė, kiti sankcijos už teisės aktų pažeidimą. Nu, ir žinote, jeigu kažką pažeidėte, kažkokį teisės aktą ar baudas gavote, tai visos šitos patirtos išlaidos negali eiti į sąnaudas ir atimti iš neapmokestinamų pajamų. Susimokate, bet negalite susimažinti dėl to pelno. Išlaidos paramai ir dovanoms negali būti traukiamus į sąnaudas, jeigu ten, sakykime, kažkokios labai didelės dovanos eina, tai yra jau
Jūs galite jas pirkti viską, bet, sakykime, į sąnaudas traukti negalim. Gyventojų padarytos žalos atlyginimas, nu čia yra įvairių tų, čia aišku, net į viską, visko ir nesudėjau, bet čia sudėjau pagrindinius, kas gali neiti į sąnaudas. Pajamų ir išlaidų žurnalų pildymas. Taip, yra pajamų ir išlaidų žurnalo pildymas, kurį privalo pildyti gyventojas, kuris vykdo individualią veiklą. Tai dabar noriu pabrėžti, kada jį reikia pildyti, kada nereikia, nes yra atvejų, kada jo neprivaloma pildyti, bet daugumą atvejų privaloma pildyti. Gyventojas taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas taikantis kaupimo apskaitos principą privalo pildyti žurnalą. Bet žurnalas gali būti nepildomas, kai gyventojas, tvarkydamas finansinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą ir jei iš jo pildomo apskaitos registro gali nustatyti mokesčiams ar skaičiuoti reikiamus duomenis. Taip, gyventojas turi teisę vesti apskaitą dvejybiniu įrašu. Ir šitą įrašą daugiausia taiko dvejybinį, kai jau yra nemažos apyvartos ir esat PVM mokėtojai. Tada taip apsimoka vesti dvejybinių įrašų ir esat jau kaip PVM mokėtojai ar gyventojų, tą darbuotojų turite, tai jau praktiškai yra samdomas buhalteris ir jisai veda apskaitą. Nes šiaip, žinote, vykdant didelę veiklą, buhalterį turėti neprivaloma, galite patys vykdyti visą apskaitą. Tai tada, jeigu dvejybinių įrašų vedate visą apskaitą, tai žurnalų pildyti nereikia. Taip pat, jei gyventojas registruoja pajamas, išlaidas valstybinių mokesčių inspekcijos duomenų bazė EAPS. Dar yra viena valstybinės mokesčių inspekcijos bazė EAPS, kur galima registruoti sistemoje patirtas sąnaudas ir išlaidas. Ta sistema jau veikia, sakyčiau, nemažai metų. Bet kad jinai būtų populiari ir kad tikrai gyventojai ją naudotųsi, tai nepasakyčiau. Nes ta sistema turi nemažai trūkumų. Todėl ją naudotis yra neprivaloma, bet gyventojai turi tokią galimybę. Aišku, tai jeigu ją tikrai teisingai viską gerai užpildai, tai ten suformuoja deklaracijas, viską suskaičiuoja. Bet vesti ją yra tam tikrų keblumų, todėl mano praktikoje šiaip gyventojai nelabai ją naudojasi. Taip pat gyventojas vykdantis kelių rūšių individualią veiklą, tai privalo pildyti atskirus žurnalus. Negalime į vieną žurnalą suplakti, pavyzdžiui, vykdai kažkokias paslaugas ir parduoti prekes, tai turi būti 2 atskiri žurnalai. Ir taip pat žurnalas turi būti pildomas nuolat ir patirtas pajamas ir patirtas išlaidas iš žurnalo privaloma surašyti ne vėliau kaip iki paskutinės kito mėnesio dienos. Taip, dabar kaip tas žurnalas pildomas. Pinigų apskaitos principą taikantis gyventojas daro atskirą įrašą žurnale, kai faktiškai gauna pajamų iš individualios veiklos arba kai turi išlaidų susijusių faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis, neatsižvelgia į tai, ar jos apmokėtos. Tai jeigu pinigų apskaitos principą pasirinko gyventojas, kaip minėjau, tai pajamas pripažįstama tuo momentu, kada gaunami pinigai, o ne tada, kada išrašoma sąskaita. Tai žurnaliai rašoma į pajamas tada, kada gaunami pinigai, o ne tada, kai sąskaita išrašoma. O patirtos sąnaudos, išlaidos, tai taip, kada gavote, tada ir įsitraukite, nepriklausomai nuo to, kada jūs apmokėjote už tą sąskaitą. Kaupimo apskaitos principas, tai kada išrašote sąskaitą, tą dieną, pavyzdžiui, išrašote sąskaitą, tą dieną ir įtraukite į pajamas tą sąskaitą, nepriklausomai kada gauti pinigai. Tas pats ir su patirtomis išlaidomis. Jeigu gyventojas pasirinko taikyti leidžiamus skaitimus 300%, tai jis tik pildo pajamų pusę žurnalų. Išlaidų žurnalų pildyti jiems nereikia.
Čia įdėjau individualios veiklos pajamų ir išlaidų žurnalų pavyzdį. Čia yra Excelinės formos, jinai šiaip yra patvirtinta, kaip turėtų atrodyti, bet jūs galite ją pasikoreguoti, pasidaryti, pasididinti, pasidetalizuoti, kad jinai būtų patogi, aiški ir suprantama. Ir kad mokesčiai, jeigu tikrinimo atveju pasiėmė jūsų pajamų žurnalą ir išlaidų, suprastų, ką jūs ten kur surašėte. Taip, tai va, pavyzdžiui, čia sudėjau kelis pavyzdžius, kaip jisai pildomas, pavyzdžiui, va. Dokumentų data ir registravimo data, čia jeigu išrašytą sąskaitą paprastai sutampa, ir už reklamos paslaugas, pavyzdžiui, buvo iš 200 eurų, tai ir dešimtą į pajamų sumą. Kitą dieną vėl ten buvo 500 eurų pajamų uždirbta. Toliau gavote pajamų sąskaitą faktūrą, pavyzdžiui, pirkote kanceliarinės prekes, kurias naudojate ekonominėje veikloje. Tai dedate prie prekių ir žurnalų įsigijimų išlaidų. Jeigu dalyvaujate kažkokioje mugėje ir dalyvių ten mokestis, sakykime, buvo, taip pat į mokesčių rinkliavas, pavyzdžiui, įsideda 50 eurų. Čia išlaidų gali būti įvairių, čia gali prasiplėsti tą lentelę, tai gali būti vat, ir prekių, ir žaliavų įsigijimas, ilgalaikio turto eksploatavimo išlaidos, tai tas vadinamas nusidėvėjimas, vairius mokesčių, pavyzdžiui, jeigu mugėse kažkur dalyvaujate, nuoma, jeigu nuomuojate, sakykime, kažkokias patalpas, kur vykdote savo veiklą, taip pat gali būti komandiruotės išlaidos, kaip sakiau, seminarai, mokymai visokie gali būti už kurą ir taip toliau. Čia galit prasitęsti tą žurnalą, kiek jums tik tai reikia ir kokias tik patirite sąnaudas, kurios patiriamas vykdant ekonominę veiklą. Taip, mokesčiai. Kaip žinote, nuo 2026 metų sausio 1 dienos keitėsi gyventojų pajamų mokesčių apmokestinimas individualioje veikloje. Jisai šiaip keitėsi aplamai dėl progresyvumo, daug ten visokių niuansų atsirado, bet dabar pakalbėkime apie individualią veiklą. Ir čia pamatysite, kaip sakau, jeigu esate jūs tikrai labai smulkus verslininkas, tai jums esmės didelės tikrai nepadarė tas mokesčių pakeitimas. Jei apmokestinamos pajamos iki 20 000 eurų, tai gyventojų pajamų mokestis 5%. Jei apmokestinamos pajamos 42 500, tai jau 20% gyventojų pajamų mokesčio. Jei apmokestinamos pajamos iki 83 238 eurų, tai 25%. Ir jeigu nuo 138 730, tai jau 32% gyventojų pajamų mokestis. Apmokestinamos pajamos, tai noriu šitą pabrėžti. Tai čia reiškia, kad ne tai, kad jūs ką uždirbo pajamų ir nuo tų jau viskas skaičiuojasi gyventojų pajamų mokestis. Apmokestinamos pajamos yra tai, kad iš uždirbtų pajamų atsimat patirtas sąnaudas ir kas lieka, tai yra tas skirtumas vadinamas apmokestinamos pajamos. Tai vadinasi, jeigu jūs uždirbote, pavyzdžiui, 30 000 eurų, bet patyrėte ten, sakykime, kokią 15 000 sąnaudų, tai jums skirtumas 5-15 000 apmokestinamų pajamų, nuo kurių skaičiuojasi gyventojų pajamų mokestis tik 5%. Tai va, kai aš noriu paminėti dar kartą, kad jeigu jūs esate tikrai smulkus verslininkas, tai jums šito atveju tikrai niekas nepasikeitė. Jums ir liko tas 5%. Ir dar noriu pasakyti, tas progresyvumas čia yra. Jeigu, sakykime, daugiau uždirbote negu 20 apmokestinamųjų pajamų, pabrėžiu, ne pajamų, bet apmokestinamųjų, ir jūs ten, pavyzdžiui, dirbote jau 25 000, nuo žodžių 30 ir taip toliau iki 42 500, tai čia progresyvumas eina palaipsniui. Nuo 5 iki 20 ten bus paskui, pavyzdžiui, 7%, 10, 15, 20, iki 20 iki šitos pajamų ribos, iki 42 500 eurų. Čia tas progresyvumas taip eina. Bet iki 20 000 apmokestinamų pajamų taip ir liko gyventojų pajamų mokestis 5%. Ir šiaip tikrai labai daug yra
smulkaus verslo, kurie apmokestinamų pajamų turi 20 tūkstančių, tai jiem tikrai niekas nepasikeitė. Čia sudėjau mokesčių kaip pavyzdį, kad suprastumėte, kaip jie skaičiuojasi, kai gyventojas kaupia faktiškai patirtas išlaidas. Pavyzdžiui, gyventojas uždirbo 28 tūkstančius pajamų ir patyrė išlaidų 13 tūkstančių. Tai iš 28 tūkstančių atimam 13 tūkstančių, tai gaunas 15 tūkstančių, nuo kurios yra apmokestinamos pajamos ir nuo kurių skaičiuosis mokesčiai. O žinote, vykdant individualią veiklą, skaičiuojasi dar ir sodros mokesčiai, bet tam yra dar kai kurios lengvatos, apie kurias vėliau, ne tik gyventojų pajamų mokestis. Tai sodros mokesčiai yra valstybės socialinis draudimas vadinamas VSD ir privalomas sveikatos draudimas, tai PSD įmokos. Ir dabar sodros mokesčiai skaičiuojasi nuo 90% gautų pelnų, kai aš vadinu, tų neapmokestinamų pajamų. Tai vadinasi, 15 tūkstančių dauginti iš 90%, tai vadinasi nuo 13 500 jums skaičiuosis sodros mokesčiai. Tai VSD įmoka nuo 13 500 daugini yra dabar 12,52%, tai vadinasi 1190,20 eurų. Ir privalomas sveikatos draudimas nuo 13 500 daugini iš 6,98%, 942,30. Tiek yra jūsų sodros mokesčių, jeigu uždirbote 28 tūkstančius, patyrėte 13 tūkstančių išlaidų. Gyventojų pajamų mokestis. Iš to 15%, kurie atėmėte iš uždirbtų pajamų, atėmė patirtas sąnaudas, galima atimti ir patirtas sodros sąnaudas, va šitas, kur mokama buvo. Iš jų atimat ir tada, kas lieka pasidauginti iš 5%, kaip minėjau, kadangi jūs neviršė 20 tūkstančių apmokestinų pajamų, tai vadinasi gyventojų pajamų mokestis jums tik 618,38 eurų. Tai visų mokesčių sudėjus sodrą ir gyventojų pajamų 3250,88 eurų. Tai va, kai viską suskaičiuoji ir kai turi faktiškai patirtų išlaidų dokumentus, tai tie mokesčiai nėra tokie dideli palyginus pagal uždirbtas pajamas. Dabar, kai gyventojas taiko 300% leidžiamo atskaitimo nuo uždirbtų pajamų. Tai jeigu, pavyzdį, jeigu gyventojas uždirbo 28 tūkstančius eurų pajamų per metus, išlaidų paskaičiavimas 28 daugiant iš 300%, tai vadinasi 8400 aš galiu atimti iš pajamų. Va, iš 28 tūkstančių atimu 8400, vadinasi nuo 19 600 man skaičiuojasi visi mokesčiai. Ir va čia noriu pažiūrėti, koks skirtumas. Mokesčiai taip pat visi skaičiuojasi, tik tai noriu pažiūrėti, va, matote, visų mokesčių mokėti 4419, kai pasirinkam 300% leidžiamą skaitį, o ten, kur buvo pagal faktą, 3250. Tai beveik 1200 eurų daugiau sumokam, jeigu pasirinkam 300% pagal leidžiamus atskaitimus. Bet čia tik tai noriu pasakyti, jeigu jūs tikrai patirite sąnaudų nemažai, tai tikrai rekomenduoju rinkti sąskaitas, faktūras, įrodančius dokumentus, pateisinančius, kad patyrėte sąnaudas ir tikrai taikytis pagal faktą, nes tada tikrai susimoka mokesčių mažiau negu pagal 300% leidžiamą skaitimą. Šitą daugiausiai ima žmonės, kadangi patingi rinkti dokumentus. Nu ir aišku, aš daugiausiai sakau, kas teikia paslaugas. Paslaugas, kai teikia, tai taip, tu nepatiri tų sąnaudų labai daug, nes daugiausiai dirbi protinį darbą, tai tada tau tikrai belieka tik tai pasinaudoti šią lengvą taikant 300%. Bet jeigu parduodat prekes, ar ten kažką remontuojate, nežinau, taisote ir patirite sąnaudas, tai tikrai rekomenduoju rinkti pateisinius dokumentus ir prisitaikyti pagal faktą. Tada tikrai būna daug mažiau mokėti mokesčių. Bet žinoma, tai yra neprivaloma. Čia renkasi pats gyventojas.
Tai, kaip ir minėjau, sodrai yra lengvatos, kada nereikia mokėti valstybės socialinio draudimo įmokos. Tai jeigu, sakykime, vykdote veiklą, ekonominę veiklą pirmą kartą, iš vis įsėmėte pirmą kartą, niekada neturėjote jokios ekonominės veiklos, tai pirmus metus jums neprivaloma mokėti valstybės socialinio draudimo įmokos. Bet jeigu norite, galite tai mokėti, nes čia jūsų yra teisė rinktis. Taip pat, jeigu esate pensinio amžiaus ar turite neįgalumą, tai jūs taip pat tada jau nebemokate valstybės socialinio draudimo, nes jūs esate jau draustas valstybės lėšomis. Ar gaunate šalpos pensiją, taip pat našlaičio pensiją, ar gaunate ten kažkokio socialinio draudimo santykiai susiję yra su iš ES valstybių kažkokios, taip pat nereikia mokėti valstybės socialinių draudimų arba laisvėtimo vietose. Psichikos sveikatos priežiūros įstaigas taip pat nereikia mokėti, esate draustas valstybės lėšomis. Privalomo sveikatos draudimų taip pat nereikia mokėti, jeigu gaunate senatvės pensiją, šalpos ir tie patys niuansai likę kaip ir su valstybiniu socialiniu draudimu. Tik tai gal norėčiau pabrėžti tai, kad valstybės socialinis draudimas, kas yra gal nelabai supranta kartai žmonės, nes apsidžiaugia, kad nereikia pirmais metais mokėti valstybės socialinį draudimą. Viskas tvarkoja, pagal įstatymą neprivaloma, bet kiti mokosi, nes galvoja, kad jeigu, sakykime, nedarbingumo atveju susirgate ir jūs gaunate nedarbingumą, vadinam biuletenį. Tai jeigu jūs būsite mokėję valstybės socialinį draudimą, tai jums bus mokama iš sodros išmoka, kol jūs sergate. O jeigu nebūsite mokėję, tai jūs išmokos ir negausite. Tai va vienas iš tokių pavyzdžių, kur ar reikia ar nereikia mokėti valstybinių socialinių draudimų. Bet čia sakau, kaip renkatės patys, nes dauguma apsidžiaugia, kad nereikia mokėti ir nemoka. O privalomą sveikatos draudimą mums visiems šiaip tai žinot, kad reikia mokėti, nes čia yra sveikata mūsų, kad gautume nemokamą gydymą. Išskyrus tik tuos atvejus, kur minėjau, kurie yra jau drausti valstybės lėšomis. Taip, dabar tas privalomas sveikatos draudimas nuo šių metų sausio 1 dienos yra 80,48 € ir kas mėnesį iki mėnesio pabaigos paskutinės dienos jį privaloma sumokėti, kad gautumėte nemokamą sveikatos draudimą. Jeigu prasileisite, o jums reikės medicininės pagalbos, tai tada teks susimokėti. Taip, ir dar pabrėžiu tai, kas mėnesį mokatės, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, vykdote individualią veiklą, bet dar esate įsidarbinę pagal darbo sutartį kažkur, dirbate, o tai yra galite jūs tai daryti, vykdyti individualią veiklą, dirbti pagal darbo sutartį, tai įstatymai nedraudžia. Tai jeigu esate įsidarbinę pagal darbo sutartį, tai už jūs sumoka privalomą sveikatos draudimo darbdavys, todėl jūs kas mėnesį vykdant individualią veiklą mokėti privalomą sveikatos draudimų nereikia. Jūs jį susimokėsite metų pabaigoje, jeigu šis 2 dienos, kai deklaruosite pajamas nuo uždirbtų neapmokestinamų pajamų. Šiaip mokėti kas mėnesį yra jau neprivaloma. Bet šitiem, kas dirba pagal darbo sutartį. Ar yra dėlios įmonės savininkas, bendrijos narys, mažos bendrijos narys, tai va, jeigu, sakykim, turit kitus verslus ir iš jūsų moka PSD, tai jums pagal dalį veiklą mokėti nereikia. Taip, dabar pajamų deklaravimas, kaip žinote, baigėsi metai ir mes kiekvienas deklaruojame asmeniškai pajamas, jeigu iš 1 dienos, pateikdami gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją 311. Ir čia pasirodote visas savo uždirbtas pajamas, patirtas sąnaudas, išlaidas vadinamas. Ir šioje deklaracijoje spindi jūsų visi mokami
mokesčiai. Ir jeigu, sakykime, pasideklaravate pajamas ir yra labai dideli mokesčiai ir negalite sumokėti, tai visada galite kreiptis ar į sodrą ir į mokesčių inspekciją, kurie jie išdėstytų jums mokamą sumą, nes gali padaryti tai ir išdėstyti, suplanuoti pamėnesiui, kiek mokėti, jeigu negalite visos sumos iš karto padaryti. Tad kreiptis į mokesčių sodrą visada galima. Taip pat, jeigu jūs turite individualią veiklą ir, sakykime, per tuos metus nieko jų nevykdėte veiklos, bet jūs ją turite. Taip, parodote nulius, bet padeklaruoti, kad jūs neuždirbate jokių pajamų, viskas tvarko, jūs ją galite ir turėti ir toliau. Gal jūs, pažiūrėjau, turite ją ir po kokių 3 metų sugalvosite vykdyti vėl veiklą. Tai viskas gerai, kasmet padeklaruojate, kad uždirbote 0 pajamų ir jokių mokesčių nuo jos mokėti nereikia. O kai pradėsite veikti vėl ekonominę veiklą, vėl pradėsite deklaruoti pajamas, kurias uždirbate nuo individualios veiklos. Taip, dabar darbo stažas vykdant veiklą įmokų apskaičiavimas. Tai čia vadinami tie sodrus mokesčiai, kur dažnai gyventojai pyksta, kokius mes turime didelius mokesčius sumokėti sodrai ir kas mums iš to, kai sako. Na, tas, kas iš to, nu nežinau, čia kai sakoma, reikia galvoti ir apie ateitį, ne tik tai šią dieną gyventi. Nes galim tapti neįgalus, sakykime, ar ne, arba, sakykime, jaunos moteris į vaiko priežiūros atostogų išeiti ir tada norėsite gauti išmoką į sodros, o jeigu nebusite mokesčių mokėję, tai tada išmokos bus mažos, arba nes jeigu mažus mokesčius mokėjote, arba, sakykime, iš vis negausite, jeigu nemokėjote. Taip pat ta pensija kažkada ateis, irgi, sakys, visą gyvenimą dirbo, o pensija maža, bet jeigu mokesčiai maži buvo visą laiką mokami, tai ir pensija maža bus. Tai, kai sakoma, reikia apie tai galvoti. Taip, tas pats, kaip ir sakiau, nedarbingumas, jeigu susirgsite, jeigu mokėsite mokesčius, jums bus tą laikotarpį, kada sirgsite, mokama į sodros pašalpa. Tik tai dabar noriu pabrėžti, kaip skaičiuojasi, kad metų stažas susiskaitų, kur stažas yra labai aktualus pensijiniam amžiui, kad tą stažą turėti, kad gauta didesnė pensija. Nuo šių metų sausio 1 dienos minimalus atlyginimas yra 1153 eurai, ne? Tai vadinasi, per šiuos metus sodros mokesčių reikia sumokėti nuo 13 836 eurų, kad jums suskaitytų 12 minimalių mėnesinių atlyginimų. Tai reiškia, kad būtų pilni metai stažo. Vadinasi, metai praėjo, metus uždirbau stažą. Jeigu mažesniai sumos sumokėsite, tai vadinasi, nepilni metai bus. Sodra paskaičiuos, tai gal bus 9 mėnesiai, gal bus 10 mėnesių, kas stažą uždirbote. Tai va tas irgi svarbu. Jeigu sumokėsite daugiau negu 12 minimalių mėnesių, tai faktas jau neuskaitys, kad jūs jau te 1,5 metų stažą turite. Ne, jums skaitys, kad metus stažą turite, aišku, daug didesnius mokesčius sumokėti, bet nuo tų mokesčių jums ir didesnis išmokos, sakykime, bus ar ten vaiko priežiūros atostogų atveju, ar nedarbingumo, ar neįgalumo, ar pensijos. Kai išeisite, kuo didesnius mokesčius sumoka, tuo didesnis būna išmokos. Bet, sakau, jeigu norite, kad metus skaitytų, tai nuo šių metų minimalus 1153 eurai mėnesinis, tai 12 tokių minimalių, 13 836 eurai, tai nuo kurių reiktų sumokėti mokesčių sodros, kad vadinama tą valstybės socialinį draudimą, nuo kur būtų skaitytas pilnas stažas. Tai apie viską galite, aišku, sužinoti prisijungę su elektroniniais priemonėmis prie sodros, kur yra gyventojai, ir ten matysite savo sukauptas visus stažus, taškus dabar skaičiuojamus ir taip toliau. Aišku, aš nepaminėjau, jeigu jūs, kai sodros mokesčius skaičiuojama, čia pavyzdžiui, šičia arba šičia, kur paminėjau valstybės socialinį draudimą, PSD, bet dar žinote,
mes dauguma esame antroje pakopoje, vadiname tuos 3 procentus mokame sodros įmokos papildomai pensijai gauti. Tai jeigu jūs kaupiate papildomai pensiją, tai dar nuo šitos 90 procentų bazės, vadinu, nuo tų 13 500, jums reiktų paskaičiuoti 3 procentus irgi sumokėti sodrai. Bet čia kas kaupiate? Aišku, nuo šių metų, manau, daug kas susistatote, įsimate sukauptas lėšas, bet čia jūsų pasirinkimas, aišku. Ir jeigu jūs nekaupsite, tai tada ir jau nebemokėsite papildomų pensijai tų 3 procentų. Tai va tiek. Šiandieną bandžiau apžvelgti pagrindinius aspektus. Aišku, yra daug ir kitų niuansų, priklausomai nuo kokią veiklą vykdote, ar jūsų veikla yra, sakykime, apyvarta didelė, ar jūs darbuotojų turite, ar esate PVM mokėtojai. Yra tų niuansų labai daug ir galėtume kalbėti ir kalbėti apie tą individualią veiklą, bet čia pagrindą tik tai pasakiau, ką maždaug žinotumėte apie individualią veiklą, kaip ją įsimti, kokie dokumentai turi būti pateisinantys, gaunant pajamą ar patiriant išlaidas, kokie mokesčiai mokami nuo individualios veiklos. Ir jeigu turite kažkokių klausimų, ar norite pasikonsultuoti individualiai, tai galite kreiptis nurodytą telefono numeriu, elektroniniu paštu arba atvykti nurodytu adresu. Visas šias konsultacijas mes teikiame ir pakonsultuosime dėl individualios veiklos, pagelbėsim ją ir įsimti, jeigu reikės, ar dar kažkokiais mokestiniais klausimais ar buhalteriniais klausimais. Taip pat konsultuosime ir kitais klausimais ir, sakykime, registruojant įmonės, ar mažą bendrijų VABą, ar verslo liudijimą įsimant. Įvairiais klausimais konsultuojame, tad galite kreiptis. Na, o šiandieną baigiu webinarą, tikiuosi buvo naudinga sužinoti kažką naujo, o jeigu žinojote, tai atsinaujinti žinias ir iki susitikimų kituose webinaruose. Viso gero.